ataką Wolves, Jeffrey Tayloras. Viską keičia gynyboje Vilniaus Ryto komanda. Čia Eigidas Žukauskas agresyviai į dešinę ranką, meta šokęs ir pataiko. Rytas ir dabar jau Fosteris prieš Eigidą Žukauską. Įdinėjo su gyvo driblingu nuo tritaškio, nugarai krepšį situacija, Žukauskas ir 2 taškai su pražanga, metimas tikslus. Pradeda rungtynes nuo suolo ir Wolves tikrai, akivaizdu, yra svarbu turėti vieną kitą tokį. Nevertina Jeffrey Tayloro gynybos, apskritai 50% meta tritaškių. Žemaičių puikus perdavimas Mekovolu ir 2 taškai iš po krepšio kairę ranką. Žemaitis. Atėjęs iš šias rungtynes po karjeros mačo prieš Neptūną. Puikus perdavimas Mekovolu. 2 taškai su pražanga, Mekovolu pučia raumenis. Situacija, puikus perdavimas ir 4. Mekovolu taškas jau pirmajame kėlinyje. Ir vėl Rytas jau yra pažeidęs taisyklės 4 kartus, 4 komandinės pražangos. Vėl Mekovolu, vėl identiška situacija. Šį kartą Tayloras, perdavimas einant į kairę pusę. Žalos Rytui pridaręs praėjusią sezoną, dar vilkėdamas Nevėžio Optibet marškinėlius. Tai ir Georgijos Dėdas pažymėjo Ryto asistentas prieš rungtynes. Irgi labai protingai Žagaras, 2 taškai su pražanga. Ties 2 taškių pagavo pražangą ir meta Arturas Žagaras 2 taškus, kuris irgi nebuvo geriausiai formai, nes stipriai sirgo, bet pamažu ten grįžta. Čia šokį žingsneliu bando įveikti Vilniaus Rytą. Solimonas ir pašokęs aukštai pelno 2 taškus. Jau kelis sezonus nekeičia štabo Rytas. Tayloras likęs atakuoja Echodą, nusimeta kamuolį Minetui, ten nespėja Masiulis ir 3 taškai. Minetas nugarai krepšį prieš Ulecką. Nėra ir Minetas stiprioji pusė, tokie žaidimo epizodai. Prameta tiesa vėl, kamuolį atkovoja Tarmanas ir pelno 2 taškus. Ne, vis dėlto daro kitą derinį ir čia lieka Velička prieš Taylorą. Blokas. Tayloras blokuoja Veličkos metimą ir dar turi šiek tiek laiko atsakymui. Susikuria kažkiek erdvės, bet metimas netaiklus ir Wolves atkovoja kamuolį. Baudos aikštelė Salimonas, puikus perdavimas Minetui ir 2 taškai iš po krepšio. Kaip greit sureagavo. Čia puikus Salimono perdavimas aukščiausio lygio, primena netgi truputį Niką. Tai vėl aktyvi Masiulio gynyba, bet permeta jį Žemaitis. Jos nėra, Ryto atsakymas Uleckas. Kaip nerūpestingai sužaidžia, čia Tarmano dėjimas iš viršaus, pašokus nuo dešinės kojos. Taip, matėm, Tarmanas jau tikrai gerokai prieš net Ryto po 50% abu Ryto krepšininkai meta tritaškių. Praktiškai monetos metimas, 50-50. Čia visiškai laisvas monetos metimas iš po krepšio. Jisai tikrai neblogai saugo lanką tiek blokais, tiek sugerimais kontaktą. Čia Tarmanas. 3 Tarmano taškai ir 3 asmeninės pražangas užsidirbo. Viena iš jų buvo techninė, parodžius per daug emocijų. Tayloras įveikia Ulecko gynybą, išvengia Goremo. Šiek tiek kontakto, bet stabdo arklius, dar 5 sekundės. Salimonas žaidžia prieš Veličką, meta atšokdamas, tritaškis, Salimonas taiklus, tritaškis. Paskutinėmis kėlinio sekundėmis jaučiasi absoliučiai savo amplua, atšokdamas per 4 Ryto gynėjų rankas. Nei Džestinas Goremas, nei Arnas Velička nesutrukdė Rašydui pelnyti 3 taškų. Šiaip pirmoji pusė Wolves. Markusai iš karto nuo pirmųjų sekundžių. Radzevičius labai daug kontakto duoda Taylorui, puikiai be kamuolio paėdo Beručką. Valiau gauna kamuolį ir iš kampo jam metimas yra tikslus. Taip, šiek Markusas Fosteris jau šoko pro šoną, kad būtų absoliučiai 0 šansų užsidirbt pražangą. Ir Beručka 2 kartus iš eilės puikiai paėdėjo be kamuolio. Pirmą kirto po krepšiu, vėliau atliko perdavimą, dar kartą paėdėjo į kampą. Čia kamuolį perėmė Mekovolu, greitajame puolime ir pražanga puolime. Žemaitis veržiasi į kairę pusę, kuomet pavykdavo perduoti kamuolį aukštaugiui, tuomet būdavo sėkmingi. Nesiryžo pirmojo metimo mesti Beručka, meta antrąjį, iškelia 2 kumščius į viršų ir pelno 3 taškus. Matėsi, jog labiau suinteresuotas užvėjot pražangą, nesėkmingas epizodas, Aliupas, kuris pasibaigė ramiais. Prieš 7 metus galbūt buvęs dėjimas. Čia niekas neprieina prie Tayloro kurį laiką. Ir R.J. Cole ranka absoliučiai nesutrukdo Jeffrey. Aukščiausiam taške pašokęs Jeffrey Tayloras meta šį tolimą metimą ir siunčia Vilniaus Rytą į jų paprašytą vandens pertraukėlę. Wolves priekį 8 taškais, Žemaitis inicijuoja savo ataką. Baudos aikštelė Tayloras visiškai laisvas ir 2 taškai iš po krepšio vėl. Ieškoma Žukauskas nugarai krepšį situacijoje, atakuoti Fosterį. To Lukai ir norėjai. To bando pasinaudoti Žukauskas, puikus perdavimas Minutui. Kaip ir sakiau. Suleimono perdavimas Tarmanui. Šis atgal Suleimonui. Kaip gražiai pašokdina Fosterį Suleimonas ir minkštas taiklus tritaškis.
Vėl pratingai sužaidė Salimonas, įbėgo dideliu greičiu, klausautą vadinamoji situacijai Fosteris, kuris nėra pats geriausias gynėjas. Vienas pagąsdinimas, kartais net antakio pakelimas, praskraidina legionierių, kitas legionierius pelno taškus. Čia labai netikslus Kaulo bandymas pakabinti kamuolį ir panašu, ar jau kažkiek energijos trūksta, bet tikrai labai lėtai grįžta į gynybą. Kaulas ir gauna tritaškį. Karštas Suleimonas, porą tritaškių iš eilės ir pusės derinys, kur atrodys skirtas Suleimonui, bet kažkur bus nukreiptas dėmesys. Na, kad ir taip. Prie Žagaro niekas neprieina ir šauna šįsyk taikliai tritaškį Latvis. Pralaimi 14 taškų ir tai yra dėl to, jog tragiškai atakuoja krepšį Rytą. Šiandien 38% žaidimo. Lieka kelios sekundės iki atakos pabaigos į dešinę pusę ir gauna stogą Ardži Kaulas. Vėl sekundė nesušnekėjo Fosteris su Delavuje. Gerai, kad Tayloras nepamatė tų situacijų. Čia Žemaitis, lieka 2 sekundės. Ir Kristupas Žemaitis prisiminęs tą iniciatyvos įmimąsi, bet tikrai ne už rezultatą. Vėl 2 žmonės prie Tayloro, vėl nesušnekėjimas. Normantas lieka prieš Mekovulų. 2 lengvi taškai iš po krepšio. Nors saviveiklininkas neblogas, metimą prameta, bet neatsargiai sužaidęs Normantas praranda kamuolį. Bet turėtų būti televizinė vandens pertraukėlė. Galbūt dėl to ir nenaudoja Pacevičius. Bet kiek daug kontakto ir čia ir Salimonas. 2 taškai ir pražanga. Pelno 2 taškus su pražanga. Sprokstamas pirmas žingsnis ir gera kūno kontrolė. Sustiksime po vandens. Didelis jaučiančiam Wolves ekipai, o čia Žagaras. Vėl nesusišneka, vėl paprastas 2 prieš 2 ir vėl prie gynėjo atsiduria 2 žmonės ir būtent dėl to tai pasikartojanti situacija ir lengvi taškai iš po krepšio. Taip, kiek iš tikrųjų patirties šalia savęs turi ir Mindaugą Brazį, galų gale ir Marių Lenavičių, o čia gražus epizodas minėto 2 taškų. Wolves paprastas derinys, perdavimas Taylorui, šis baudos aikštelė, dar vienas perdavimas Žukauskui. Ir 2 taškai iš po krepšio. Greitas, paprastas, bet labai efektyvus derinys su geru kamuolio judėjimu. Čia visas dėmesys į aikštę. 49,5 sekundės lieka Ryto kamuolys. Išsimeta, sukuriama šiek tiek erdvės Normantui. Ir gražiai sukuriama erdvės, tas vėliau metimą blokuoja. Sakykime, per mažai, per vėlai. Perfrazuojant Angliakalbius, o čia Žemaičio dėjimas ir neabejotinai užtvirtinantis Wolves pergalę šiandien. Nespėjo ten laiku subauduoti savo priešininkų Vilniaus Ryto. Čia dar trumpas Normanto metimas. Ir šios dienos rungtynėse pergalę turėtų švęsti Vilniaus Wolves komanda. Čia dar ir